Labas. Šiandien ateinu iš tiesų truputėlį pakalbėti apie kūrybą per džiaugsmą. Kažkaip šiandien atėjo toks suvokimas, kad kai pernai Širdžių namų Facebook grupės pavadinimą pakeičiau į naujosios kūrybos erdvę, iš pradžių vis tyrinėjau, tai apie ką iš tiesų ta grupė. Ir kaip visada gyvenime dalykai ateina ir mums pasitarnauja būtent leisdami pamatyti skirtingus aspektus. Tai taip ir čia, naujosios kūrybos erdvė, mano gyvenimą atnešė žymiai daugiau laisvumo, kūrybinės tos laisvės ir to žingeidumo kurti iš dabarties momento. Prisiminti, kai būdavai iš tiesų vaikas ir kurdavai taip, kaip kūrėsi tą akimirką. Tai būtent ta kūryba ir eina per visišką laisvę būti savimi, daryti ir įgyvendinti tuos projektus ir veiklas, kurios tiesiog ateina į tavo suvokimo lauką ir atsiriboti nuo visų visuomenės programų, kaip tai turi būti padaryta, nuo tų standartinių šablonų ir leisti savo tyrinėti tą kūrybiškumą visur ir visada, kiekvieną akimirką. Ir iš tiesų tas vis labiau vedė stebėti, kaip kūrėsi santykiai, kaip kūrėsi veikla, kaip kūrėsi nesantykiai yra, pirmiausiai nuo mūsų prasideda, paskui eina visa aplinka. Ir šiandienai esu be galo dėkinga iš tiesų Išrask save grupės moteriams, merginoms, su kuriomis turėjom keletą savaičių susitikimus ir vis tyrinėjom mūsų vidinės būsenas. Ir galiausiai, kai pirmo susitikimo metu buvo susijungusios moteris, vienom aktualius buvo santykių klausimas, kitom veiklos, gausos klausimas. Ir galiausiai vakar po susitikimo labai aiškiai paaiškėjo, kur toliau keliausim su Išrask save savų terapinio grupe. Tai būtent orientuosimės visą gegužės mėnesį į Išrask save veikloje, drąsoje ir gausoje. Ir kaip visą tai pasiekti, pasitelkiant į savo gyvenimą džiaugsmą. Būtent ne iš to, kad reikia man kurti veiklą, o iš to, kad noriu, kad mano širdis ir visa esybė tiesiog trokšta, spindi, kaip tas mažas vaikas jauti, kaip tos džiaugsmo virpuliai kūnų keliauja, nes tu nori patirti tą kūrybos džiaugsmą. Ir žinau, kad tai nėra dažnas dalykas, ką daroma savo veiklose, bet tikiu, kad tikrai dauguma į tai keliauja, nes tai yra ateities kūryba, kuri būtent mumis ir kviečia vis dažniau savo veikloje patirti tą absoliutų džiaugsmą, laimę, išsipildymą ir leisti savo kurti taip, kaip kūrėsi, atsiribojant nuo visų standartų. Ir būtent į tokią grupę ir kviečiu tos žmonės, kurie jaučia, kad jau galbūt yra išsigryninę savąją veiklą, arba tiesiog dar yra apmąstymuose, kur juos kviečia širdis. Galbūt tai, net negalbūt, o iš tiesų tai nėra apie proto sprendimus, o daugiau, kai protas apsijungia su širdimi. Ir mes išeinam į išminties energiją, kurioje ir aplinkybės, ir galimybės, ir kūrybinis impulsas yra kitoks.
negu mes eitume tik tais iš loginės ir proto perspektyvos, kurtume savo veiklas. Tai tiesiog, jeigu jauti, kad šiuo metu nori keliauti grupėje ir patirti, kas tai yra kūryba per džiaugsmą, kviečiu prisijungti. Visą informaciją surašysiu vakarop, nes dabar tiesiog turiu keletą minučių dar iki sporto ir galvoju, pasidalinsiu visų tą suvokimu, idėja ir taip, kaip tai skleidžiasi vaizdo žinutę, o visą toliau informaciją surašysiu. Galiu dar pasidalinti tuo, kad visą gegužės mėnesį, tai 4 pirmadienius susitiksime vieną kartą dienos metu, 13 valandą, į gyvą susitikimą online. Ir taip pat bus uždara grupė, kurioje kiekvieną dieną dalinsimės savais patyrimais. Dabartinė intencija yra į savo veiklą žvelgti 24 valandų periodu. Tai reiškia kiekvieną vakarą nusinulinti ir kiekvieną rytą saulei patekėjus, taip ir mes į savo veiklą vėl per džiaugsmo prizmę einame ir keliaujame ir kuriame ją vėl nuo pradžių. Iki tokio rezultato, kuris mumis tenkina, iš kurio jaučiam iš tiesų džiaugsmą ir taip dėliojam. Tai tiesiog vienas online susitikimas per savaitę, kiekvieną dieną pasidalinimai grupėje, taip pat bus ryto ir vakaro harmonizuojančių, aktyvuojančių meditacijų įrašai, kuriuos galėsite klausyti viso mėnesio bėgyje. Ir svarbiausias fokusas bus ir telkimasis į džiaugsmą, pastebėjimą džiaugsmo gyvenime visuose smulkiuose dalykuose, nes nuo to ir prasideda kūryba, kai mes pradėsime vis daugiau dėmesio telkti į džiaugsmą. Stebuklingai jo mūsų gyvenime padaugės, nes toks jau yra dėsnis, kur dėmesys, ten ir energija. Ir todėl kviečiu šį gegužės mėnesį išrasti save veikloje, drąsoje imtis tos veiklos, jeigu jos dar nesėmei, ar ilgą laiką laikėjai, kad tai kažkoks hobis ir norisi vis labiau į tai keliauti, nes širdis kviečia, o vidinių baimių per daug. Tai būtent tam ir yra sukurta grupė, kurioje tas visas baimės mes prasilukštensim kaip riešutus, kad galėtume paprasčiau, greičiau ir lengviau iškeliauti. Kodėl apie tai kalbu? Nes iš tiesų pati savo širdies veikla užsiiminėjau tikrai nemažai jau laiko ir žinau, kiek sukyla vidinių baimių, ypač pereinant į skirtingus etapus. Ir dalinsiuos savąją patirtimi. Esu praktiškas žmogus ir dažniausiai pasakoju tik tai, ką jau esu pati patyrusi ir kur matau rezultatą, nes labai smagu yra patirti subtilius pojūčius, bet dar smagiau yra juos įmaterinti. Ir būtent ta susikūrusi ir tikrai jau senai egzistuojanti naujosios kūrybinės erdvės platforma, kuri fizinėme kūne įkūnyta kaip per Facebook grupę. Ir visos tos energijos ir tas veržlumas ir žingeidumas, kuris pasireiškia ir mano gyvenime, tikiu pasieks kiekvieną, kas ir esate tam pasiruošę, su kuo mes turime susitarimus ir tiesiog, kurie jaučia rezonansą su manimi. Nes mes galime pasitarnauti ir keliauti tik su tais, su kuriais esame susitarę. Tai kviečiu dar kartelį. Nesvarbu, ar jungsitės į grupę ir keliausite kartu, ar keliausite savais žingsniais, savo keliu, kviečiu gegužės mėnesį paskirti džiaugsmo alchemijai savo gyvenime. Ir būtent kiekvieną rytą savo išsikelti intenciją, kad šiandien dienoje aš pastebėsiu džiaugsmą. Ir tai, kas džiugina mane.
O jeigu turiu kažkokias tai veiklas ir matau, kad juose man sunku iš tiesų eiti, sustoti ir nedaryti to iš perspaudimo, iš to, kad reikia, o iš tiesų surasti tą akimirką kažką tai, kas tave pradžiugina. Galbūt tai pasivaikščiojimas, galbūt ramiai išgertas arbatos puodelis, ar tiesiog kažkoks filmas netgi pažiūrėjimas, nes kartais tikrai mums reikia sustoti ir leisti savo sistemai tiesiog persikrauti. O tai labai padeda būtent džiaugsmas ir tos ramybės atradimas savo viduje. Ir kai įvyksta būtent tas sustojimas, mes iš visai kitokios energijos galim keliauti ir eiti daryti tos darbus. Ir dažnu atveju, jeigu pastebėję esat, kai ateinam iš tos džiaugsmingos energijos, darbai žymiai greičiau pasidaro, visos veiklos žymiai greičiau susidėlioja ir negu mes tai darome iš perspaudimo ir iš to, dėl to, kad privalau, dėl to, kad buvom taip įpratę, dėl to, kad reikia, 3, 4, 5, tai tiesiog dar kartelį kviečiu atsisukti į save, į savo vidinę jauseną, į savo iš tiesų emocijas ir leisti jas ir išjausti, apkabinti, plekštelti savo per petį, jeigu šiandien galbūt ir nepasisekė to džiaugsmo išskleisti visur ir visada, tačiau intencija eiti tai jau yra pirmas žingsnelis. O kelionė nueinama būtent ir dedant mažus, bet nuolat dedamus kiekvieną dieną žingsnelius. Tai to kiekvienam ir palinkėsiu. Džiaugsmingos, smagios, palaimintos dienos. O informacija apie Išrask save gegužės mėnesį, kurioje būtent gilinsimės į veiklą, drąsą ir gausą, visą informaciją surašysiu jau greičiausiai vakare. Tai ačiū ir nuostabios dienos.